Labą dieną visiems. Šiandien turime 90 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie pokyčius visuomenėje. Šį kartą pratęsime. Pirmiausia, apie buržua šeimą. Taigi medicinos pažanga, pakitę buities papročiai, griežtesnės higienos normos, sveikesnis maitinimasis, visa tai leido ilgėti europiečių gyvenimo trukmei. Mažėjo vaikų mirtingumas. Įsitvirtinę kapitalistiniai santykiai vertė buržua riboti šeimos dydį. Vakarų Europos valstybėse tiek stambių, tiek smulkių buržua šeimose buvo galvojama apie ekonominę šeimos padėtį, tiksliai apskaičiuojama, kiek vaikų ji gali išmaitinti, išleisti į mokslus. 18–19 amžių sandūroje pasikeitė europiečių šeima. Pamažu susiformavo taip vadinama kabutėse mažoji šeima – tėvas, motina ir vaikai. 18 amžiui dauguma europiečių gyveno kabutėse didžiosiomis šeimomis. Tai yra, tame pačiame name sutilpdavo ne tik tėvai, vaikai, anūkai, seneliai, bet ir artimi giminaičiai. Tokia šeima buvo panaši į didelį kolektyvą. Prasidėjus pramonės perversmui, įsigalint kapitalizmui, tokie papročiai ėmė nykti. Jaunos šeimos norėjo imti visą atsakomybę į savo rankas, gyventi nepriklausomai, išsilaikyti iš savo darbo ir lėšų. Tokį kabutėse didžiosios šeimos irimą paspartino naujo darbo, karjeros galimybės. Jaunas žmogus jau galėjo savarankiškai planuoti savo ateitį, jis nebebuvo labai priklausomas nuo tėvų ar giminaičių. Jei anksčiau pasiturinčiųjų sluoksniuose didelės šeimas aptarnaudavo nemažai tarnų ar tarnaičių, tai mažoji arba buržua šeima jais jau beveik nesinaudojo. Savo namų ūkį tvarkė savarankiškai. Pasikeitė net garbės suvokimas. Tapo negarbinga tėvų prašyti materialiai padėti. Europiečiai stengiasi patys dirbti ir užsidirbti. Apie vakarietiško individualizmo užuomazgas. Filosofas Tomas Hobbesas 17 amžiui suformulavo pagrindinį pilietinės visuomenės principą. Valstybės uždavinys – užtikrinti individo gerovę. Kiekvienas pilietis pagal Hobbesą turi lygias teises ir laisves, tarp jų ir nuosavybės teisė. Vėliau šios idėjos buvo perimtos JAV ir Prancūzijos revoliucionierių. Mokslo, technikos pažanga, švietėjų ir revoliucionierių idėjos padėjo tvirtus pagrindus kovoti už politinės ir pilietinės teisės. Nors 18 amžiaus pabaigoje ir 19 amžiui revoliucijų lopšys buvo Prancūzija, tačiau ne ji, o Anglija tapo ta pirmąja šalimi, kurioje praktiškai buvo suformuluotos ir įgyvendintos individo teisės. Tai nulėmė Anglijos politinę tradiciją. Joje niekuomet nebuvo ilgam įsigalėjęs absoliutizmas, stipri centralizuota valdžia. Per visą istoriją Anglijos valdantysis sluoksnis ne tik reikalavo savo teisių iš karaliaus, kovojo už jų išsaugojimą bei įtvirtinimą, bet ir atsižvelgdavo į žemesniųjų luomų interesus. Įsitvirtinęs kapitalizmas skatino buržua reikalauti, kad valstybė nesikištų į privačią iniciatyvą, užtikrintų nuosavybės neliečiamumą.
Atsivėrusios naujos galimybės, sugriauta buvusi bendruomeninė tvarka leido imtis iniciatyvos ir žmonėms iš žemesniųjų visuomenės sluoksnių siekti iškilti, praturtėti. Tam reikėjo įstatymų, kurie sukurtų tokias lygių galimybių sąlygas. Anglijoje, Prancūzijoje, kitose Europos šalyse tokie įstatymai buvo įgyvendinti. Tiesa, individo laisvės, asmeninės atsakomybės, iniciatyvos idėjos pradžioje plyto tarp smulkiosios ir vidutinės buržua, tačiau po truputį tapo populiarios ir neturtingųjų, darbininkų bei valstiečių sluoksniuose. Taip individo laisvės Europoje dar XVIII amžiaus pabaigoje buvo tarp siektiniausių vertybių. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie buržua šeimą. Kaip pasikeitė europiečių šeima prasidėjus pramonės perversmui. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie vakarietiško individualizmo užuomazgą. Kodėl Anglija tapo pirmąja šalimi Europoje, kurioje buvo įgyvendintos individo teisės. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.